Aš esu Žymantas iš nevyriausybinės organizacijos Baltijos aplinkos forumas ir šiuo metu esu Žuvinto biosferos rezervate, kur mes ką tik paleidom paskutinį translokuotą lizdą melinių nendrinukių, vykdom perkelimo programą, praktiškai uždarom aktyviąją fazę. Tai yra, jau paleidom paskutinius paukščius, tai dabar liks laiko padaboti, kadangi tai yra vadinamas minkštasis paleidimas. Paukščiai vis kada nori galės grįžti atgal į aviariumus, pernakvoti ir tą jie daro su malonumu. Tai mes be abejo juos dar šiek tiek palepinam kirminukais, reiškia, kad jeigu jie kokie žiupliukai yra ar dar kažką, kad galėtų visą laiką grįžti namo ir pasisotinti. Ir lauksim grįžtant namo. Tada mes pradėjome perkelimo programą Žuvinte, tai Žuvinte buvo vos 2-4 giedantys patinai, o dabar mes čia girdim juos aplinkui. Ir tokioj gana izoliuotoj populiacijai nuo kitų, jau ilgus metus Žuvinte melinių nendrinukių populiacija niekaip negalėjo atsistatyti. Tai tokiais atvejais, kada buveinės būklė yra pakankamai gera, bet dėl didelės izoliacijos populiacijos neatsistato, yra taikoma perkelimo programa, dar vadinamasi translokacija. Ir tas yra labai aktualu rūšiai, kuri labai sparčiai nyksta ir kurios arealas labai sparčiai traukiasi. Tai dėl to, reiškia, mes vykdami translokacijos programą, mes neleidžiam tam arealui susitraukti. Ir mes, aš taip tikiuosi, Žuvinte ateityje turėsime tokį nedidelį metapopuliacijos branduolį, iš kurio jau melinės nendrinukės galės toliau savo vaikus išvedusios toliau plisti. Žuvinte 2018-2019 metais mes perkelimo programą darėm kaip tokį eksperimentą, kadangi tuomet ruošiamės, kad jeigu įvyks kada nors reali išnykimo grėsmė, tuomet mums reikia turėti planą B. Kaip čia dabar ir to plano B mokytis jau išnykimo akivaizdoje bus per vėlu, tai dėl to pasidarykim tokį eksperimentą, pažiūrėkime, ar tokios translokacijos šitai rūšiai yra įmanomas, nes iki mūsų niekas pasaulyje tokios perkelimo programos nedarė, net ne vien su meliniam nendrinukėm, bet ir aplamai su tolimais migrantais žvirbliniais paukščiais. Mes buvom pirmieji pasaulyje, tai tada buvo toks eksperimentas, kuris pasitvirtino, jog veikiantis ir pakankamai sėkmingai. Tai po 18-19 metų buvo pertrauka, bet pernai metais, 25-aisiais, mes jau pradėjome naują programą, 5 metų laikotarpio, bent 5 metų laikotarpio jau su kitu tikslu. Nebe eksperimentuoti, bet jau su tikslu atkurti melinės nendrinukės populiaciją Žuvinte. Ir tą labai džiugu dabar sakyti, kai aplinkui girdžiu bent 2 patinus čia, dar tenais ir žinau, kadangi jau čia mėnesį vaikščiojau, kad čia yra bent 2 iš jų yra mūsų, kaip mes vadinam, mūsų vaikai pernai metais perkelti. Tai translokacija pernai metais 25 buvo pirmieji metai, pakankamai sėkmingi. Mes perkeliame 52 paukščius į laisvę išleidome. Ir galim didžiuodamėsi pasakyti, kad šiemet mes turime 8 grįžtusius patinus ir dar bent 2 pateles. Pateles yra labai sudėtinga pamatyti, todėl ir specialiai tam reikia jų ieškoti, jos yra labai didelės lapukės, bet jeigu žiūrėt pagal patinus ir žiūrint pagal tai, kiek proporcionaliai maždaug yra pusė per pusę imtyje patelių ir patinų, tai mes turime apie 30% grįžimo lygį. Tai yra apie 30% paukščių iš Afrikos numigravę grįžo atgal. Tai yra siaubingai didelis skaičius, šaunus rezultatas. Tai šiemet yra 2 metai. Mes į laisvę paleidom rekordiškai net 57 paukščius į laisvę. Ir žiūrėsim, kas bus kitais metais. Dar tęsim po sekančių metų, sekantį metai bus 3-ieji, mūsų lauks 4-ieji ir 5-ieji metai. Tai čia mes nusimatę esam bent 5 metus daryti translokaciją ir jau tikimės, kad iš eilę metų darant šitą perkelimo programą, mes pasiekėme kritinį skaičių paukščių, kuomet jau jie užsikabina už tos teritorijos ir ta teritorinė tampa tvari pati save, kaip sakyti, išlaiko, jau prisidaugina tiek nendrinukių, kad jos jau grįžta ir populiacija lieka stabili. Kiek iš tikrųjų reikia daryti metų, mes nežinom. Mes esam darę populiacijos gyvybingumo modeliavimą, reiškia, įtraukdami ten sudėtingus
sudėtingus mokslinius modelius, bet kadangi rūšis yra pakankamai nedaug ištyrinėta ir išeitinių duomenų trūksta, tai tie modeliavimo rezultatai yra tokie, labai, labai plati interpretacija jų. Tai dėja, bet jie nėra labai tikslus. Eidamas dabar čia taip kažkaip galvojau, ko man trūks, tai man trūks kalbėjimo pašnibždom. Ir per visą, kiek čia, mėnesį laiko, aš dabar jau pusantro mėnesio nebuvęs namuose, jų mėnesis turbūt yra Žuvinte, prieš tai buvo ir Ukraina. Ta laiką mes praktiškai turėjom kalbėti visiškai pašnibždom, tam, kad netrikdyti paukščiukų ir vėlgi dirbant su paukščiukais, ilgainiui ir turbūt tas kalbėjimas pašnibždom ilgainiui išvysto tokį labai jautrumą aplinkai didelį. Tu esi labai jautrus, tave labai dirgina kažkokie tai ryškesni garsai, aš jau nekalbu apie visokias žoliapjovės, lojančius šunis ar dar kai įsigąsta paukščiai, įsigąstam ir mes. Tikrųjų labai lėtas įsibuvimas yra ir kai ypatingai pelkėje, tada tu iš lėto labai sąmoningai ženklingai kiekvieną žingsnį įsiklausai į tą aplinką, toks labai įdomus jausmas, visai kita visata faktiškai yra. Tai dabar reikės grįžti į kitą jau normalų pasaulį, nežinau, kuris čia iš tų pasaulių yra normalus, bet žodžiu, grįžti reikės į kitą pasaulį. Aišku, kad yra didelis palengvėjimas, šiandien kažkaip tai dabar jau taip jaučiasi tas nuovargis, matyti adrenalinai jau po mėnesio jau atslūgsta, ta didelė atsakomybės našta nuėjusi ir, nežinau, geras jausmas, nėra galbūt kažkokiu tai čia super dopaminų pliūpsnių ar dar kažką, nes jau man tai yra 5. translokacija, tai viskas vyksta iš esmės beveik pagal planą, nors iš tikrųjų ne visai pagal planą, reiškia, turint omeny šiandien Liepos 10 dieną, tai mes turėjome pagal planą Liepos 1 baigti, bet šiaip viskas gerai. Aš tai kažkaip jaučiuosi pakankamai ramus, kad padarėm gerai savo darbą. Dabar reikia dirbti su buveinė, aš taip tikiuosi, kitą savaitę jau pradės šienavimo darbus tose vietose, kur nėra melinių nendrinukių, nes visgi nendrių ekspansija čia yra ir ją reikia valdyti. Ir rimtai susiimti, kad tos melinės nendrinukės turėtų kur čia būti.